Mes esam babaužiukai. Ir mes labai mažiukai. Mes esam babaužiukai. Ir nuotykių mes turim daug labai. Nors mūsų nematai, linksma su mumis bus visada. Mes esam babaužiukai. Moku visus mokesčius. Aš esu žmogus. Juokinga dainelė. Ačiū, dar neužbaigta. Turim prašymą. Klausau. Vakare sveikinsim Lazerį su gimtadieniu. Mes su Boileriu dar turim reikalų, o tu gal gali pasaugoti jo tortą? Žinoma. Atsargiau su tortu, Boileri. Nieko tokio. Kupsi tvirtus tortus kepa. Iki, Micita. Iki. Ką žino, nereikėtų paragauti jo. Kaip kitaip žinosim, kad skanų tortą dovanojam? Sunku suprasti. Tarsi ir skanus iš išorės, bet kaip sakoma, išorė gali būti apgaulinga. Labas, Simi. Labas, Uto. Labas, Boileri. Kuo galiu padėti? Mums reikia mažų balionų. Ar turi? Aš visko turiu. Nuo dantratukų iki grėblių. Kokios spalvos reikia? Nesvarbu. Lazeris vis tiek juos susprogdins. Būtų gerai be dujų, kad namų nepadegtume. Ne problema. Tik va ko neturiu, tai pampos. Teks patiems prisipūsti. Va, imkit. Tai paprastai. Ką turiu omeny? Paprastai mes negaunam iš pirmo karto, ko norim. Reikia leistis į kažkokį nuotykį visada. Tu teisus. Kažkaip per lengvai. Matytas nuotykis dar bus. Ir aš manau, kad dar bus. Uto, Boileri, turiu jums dvi naujienas. Viena gera, kita bloga. O kur tortas? Teisingai, čia bloga naujiena. Aš sau dainavau ir šokau atsistojęs, nusisukau, atsisukau ir nebėra torto. Turbūt pavogė kažkas. Siaubas. O tai kokia tada gera naujiena? Kad aš gyvas ir sveikas. Man viskas gerai. Super. Džiaugiamės už tave. Ačiū. Tik ką dabar daryt? Nežinau. Ei turbūt antrą tortą pirkt. O tikrai tortą pavogė? Tikrų tikriausiai. Netyčia nesuvalgytų jo? Ne. Tai teks samdyti detektyvą, kad tą tortą surastų. Ką tokį? Sekli. Kigo užsiema dar tuo, kažin? Bet jis labai prastas. Malonus babaužiukas, bet labai netikęs seklys. Ne. Aš kaip tik girdėjau, kad jis geras. Samdom Kigo. Gerai, einam pas jį. Aš dabar labai užsiėmęs. Tiek bylų turiu visokių, kad oi. Ką padarysi? Einam tada kito ieškot. Ne, pala. Galiu, man atrodo, jūs įtraukti į savo dienotvarkę. Šiandien. Kaip tik va atsilaisvino vieta. Gerai, bet Lazerio gimtadienis šiandien vakare. Spėsim. Kas jums mane rekomendavo? Niekas. Visi patarė pas tave neiti. Visi rekomendavo. Visi kalba, koks tu geras detektyvas. Tiesą sako. Gerai, pakalbam apie atlygį. Jei surasiu tortą, pakviesit ir mane į gimtadienį to torto valgyti. Net jeigu ir nesurasi, pakviesim. Labai gerai. Keliaujam apžiūrėti nusikaltimo vietą. Nusikaltėliai dažniausiai palieka nemažai įkalčių. Man sako, kad aš kvepiu braškėm. Pirmą kartą girdžiu, kad robotukas kvepėtų braškėm. O tortas ne braškinis buvo? Ne, buvo su bananais. Supratau. Duokit man minutę pagalvoti. Tylos, man reikia mirtinos ramybės galvojimui. Aš negaliu susikaupti, kai kažkas šnabžda man į ausį. Viskas, paieškos baigtos. Jau. Tai mums čia paskui jį varyt, ar kaip? Ar ateinat? Taip. Mes pro čia ėjom, kai nešėm tortą namo. Bet gal vagis irgi pro čia bėgo? Niekad negali žinoti. Baikit jūs, nespėliokit. Detektyvo darbą palikit profesionalui. Kalbėkit apie kažką kitą.
Aš galiu papasakot, kas man neseniai nutiko. Žodžiu, einu aš. Ne, pasakojimai labai blaško. O dainuoti gali? Šiukštų ne, negaliu pakęsti muzikos. Nu čia dabar. Muzikos negali pakęsti. Pasakysiu tik tiek, kad turėjau labai nekokią patirtį vieną kartą. Su muzika? Taip, Kalbėtis negalim, dainuoti negalim. Ką mes pas Atlasą darom? Gal atėjom patarimo paprašyti? štai ir jūsų vagis. Atlasas? Teisėjau, kaip jūs galėjot? Kas nutiko? Nieko, mokytojau, nesusipratimas. Aš jums sakau, dažniausiai nusikaltimą padaro tas, kas mažiausiai įtartinas. Atlaso niekas negalėtų įtarti. Reiškia, jis ir pavogė. Ką pavogiau? Ir dar apsimeta, kad nieko nežino. Atiduok gražiuoju Arba kas? arba turėsi nupirkti kitą tortą. Kygo, nemanau, kad Atlasas užsiimtų tokiais dalykais. O kodėl ne? Mėgsti tortus. Ne. Reiškia, pardavėjai kažkam. Micito, kaip tau atrodo? Ar galėjo Atlasas tortą pavogti? Turbūt, kad ne. Einam, Kygo, mes atsisakom tavo paslaugų. Ne, aš nebaigiu darbo, kol jo nebaigiu. Einam toliau, žinau, čia netoli dar vieną įtariamąjį. Atleiskit, mokytojau. Nieko tokio. Na va, Kas va? kas, jūsų vagis. Smakai, kaip tu galėjai? Va, netgi prisipažino. Kad jis nieko suprantamo nepasakė. Smakai, tu supranti, ką mes sakom? Surėk 2 kartus, jeigu pavogiai tortą, ir 1 kartą, jei nepavogiai. Ko mes laukiam? Laukiam, kada jis 2 kartą surėks. Tai gal nepavogė? Tuoj mes visus babaužiukus apeisim. Puikiai mintis, čia dar ir Kuzava gyvena. Smakai, pakvies Kuzavą. Ne, tiek to. Ji tikrai nieko nepavogė. Jeigu galima išvengti pokalbio su Kuzava, tai aš rinkčiausi šitą variantą. Puikiai mintis. Tu supranti, ką jis sako? Ne, aš tiesiog sakau puikiai mintis, nes ką tik man į galvą šovė puikiai mintis. Varom. Atleisk, Smakai. Nu tai blim ir tau tada. Štai ir jūsų vagis. Kas toks? Neįsisukinėk, pažiūrėkit, koks įtartinas. Ir didelis koks. Galiu galvą guldyti, kad mėgsti tortus. O ką turi man tortą? Tai tu turi mums tortą. Atiduok. Atiduok tortą, buvo pasakyta. Čia ne tortas buvo? Jūs irgi tokio torto norit? Nesutikit, jis ne tortus čia dalina, o per galvą. Ačiū, mums gerai ir taip. Aha, mums normaliai. Nu į viskas, skirstomės po namus. Puikus pasiūlymas. Dabar, kai atmetėm įtariamuosius, galiu pasakyti, kur jūsų tortas. Babaužiukai ir babaužiukės. Štai kas pavogė jūsų tortą. Sveikinimai geriausiam detektyvui Kygo. Pala, kažkas pavogė jūsų tortą? Kygo, taigi čia vūpsi. Mes iš jos ir pirkom tą tortą. Žiūrėkit, kiek į tortų privogus. Pilnas kioskas. Ir negana to, kad tiek privogus, ji dar juos ir pardavinėja. Ji tortus kepa. Tai aš taip ir sakau, kepa, parduoda ir paskui atsivagia atgal, kad galėtų dar kartą parduoti. Kam uždirbti 1 kartą, jei gali uždirbti 2 arba 3 netgi? Vupsi, labai nedoras tavo verslo modelis. Niekada taip nedaryčiau. Ir Kygo, jeigu tu mane kaltinsi tokiais dalykais, aš tau niekada daugiau keksiukų nebeparduosiu. Nu gerai, aš čia tik jūsų budrumą išbandyti norėjau. Tikrasis vagis yra. Štai jūsų vagis! Atiduok tortą, mažas! Ne, Sauliukas nepavogė. O taip pavogė. Jis kūdikis. O kūdikiai mėgsta tortus. Nesveika dar tokiems mažiems, bet jiems juk nusispjaut. Jiegi kūdikiai. Aš jį suvalgiau. Va, viskas. Aš labai atsiprašau. Negalvojau, kad tokia nesąmonė gausis. Ne tu. Kygo, tu tikrai prastas detektyvas. Micitogi pats prisipažino. Tai kaip supras tada? Patys suėda tortą ir samdo detektyvą, kad jį surastų? Aš visą dieną šiandien jums sugaišau. Ir jokį gimtadienį aš neteisiu. Nieko tokio. Mes vis tiek žadėjom su muzika švęsti, tai tau ir nepatiks. Fui, su muzika? Juo labiau tada. Micito, taigi mes žinojom, kad tu. Kodėl iškart nepasisakei? Nes buvo labai gėda. O kaip dabar? Vis tiek gėda. Bet nebe taip sunku, kaip buvo, kai Kygo čia visus kaltino.
O kai sauliukas apsiverkė, iš vis nebegalėjau tverti. Būsi išmokęs pamoką. Taip. Micito, tu suvalgy tortą. Tu turėtum ir nupirkti naują. Su gimtadieniu, Lazeri! Gimtadieniu, Lazeri! Jei, ačiū draugai, čia viskas man. Tai balionus gali iš karto susprogdinti. Kaip smagu. Gerai, man visi tortą. Micito, kabink tortą. Gal tiek to. Aš dar sotus. O čia dabar, juk taip mėgsti tortus. Na, gal mažiuką gabaliuką.